Tai pasislėpę valdymo kabinoje parlamentarui Benui Rupeikai pranešinėja, kas vyksta. Įsiveržęs kareivis nutraukė telefono laidą. Gynėjai sugadina liftus, todėl 10 kariškių grupė priversta laiptais kilti į bokšto 20 aukštą. Jie ima saugoti gaisro gesinimo aparatūrą. Šia signalinė raketa pranešama, kad bokštas užimtas. Per garsiakalbius tebeskamba Juozo Jarmalavičiaus kreipimasis rusų ir lietuvių kalbomis, kad valdžią perima Nacionalinis gelbėjimo komitetas. Kreipimusi pasibaigus, kariškiui, kuris sėdi šarvuotyje, tenka persukinėti kasetę ir įrašą leisti iš naujo. Tankas numeris 502 trūkčiodamas juda palei bokšto sieną. Iššauna. Loreta Tručilauskaitė su kitais žmonėmis traukiasi, kad nesužalotų krintantys stiklai. Merginos balsas, traukitės visi atgal. Mes visi stovėjom minioj susispaudę. Loreta mes buvom sukibusios rankomis. Keletas žmonių atsistojo priekį ir norėjo sulaikyti tanką. Aš taip pat atsistojau prieš tanko priekį ir bandžiau stumti atgal. Jis nestojo, supratęs, kad nestos, norėjau traukiausi į šoną. Deja, pakliuvau po tanko vikšrais. Greta gulėjo Asanavičiūtė, per 2 žmonės nuo manęs, iš Pladytė ir aš. Prieš mane griuvo 2 mergaitės ir aš ant jų griuvau. Tai reiškia, aš dar kažkaip tai biškį į priekį bandžiau kapstytis ir atrodo, kad aš jaučiau, kad aš jau pabėgau. Ir staigiai pajutau, kad per mano kojas ropoja vikšra. Jau krisdama aukštielniką pamačiau tanko žalią vamzdį dar ant manęs. Žmonės krito, kiti spėjo atsikelti ir tada pajutau, kad man jau kojas prispaudė iš dešinės pusės. Aš baisiai šaukiau, gal ne iš to skausmo, bet kiek gal jau iš to siaubo kažkokio tai. Prisimenu, vyriškis kažkoks mojavo rankomis, kad tas tankas pajudėtų. Pribėgęs arčiau pamačiau gulinčią moterį, bandžiau ją ištraukti, tačiau nebuvo galima, tankas rankomis parodžiau, kad atsitraukė ir aš tą moterį, kartu su manim kitas vyriškis nepažįstamas, mes nunešėm, nors tankistas ir matė, kad mes nešam sužeistą žmogų, jis iššovė iš patrankos ir oro smūgis mane partrenkė kartu su mergina ant žemės. Tačiau pavyko mums dasigauti apačion prie greitosios pagalbos mašinos, joje jau buvo apie 8 žmonės. Gydytojai patarius, mes įsėdom į mašiną ir tą moterį paėmė man rankų ir laikėm mašinoje, pakol davažiavo iki ligoninės Raudonasis Kryžius. Mergaitė žiūrėjo liūdnomis akimis į mane ir paklausė, dėde, pažiūrėk, ar labai sužalautos mano kojos. Ir paskui lyg tai matėsi jos veide tokia liūdna, lyg šypsena sako, aš dar galėsiu ištekėti. Tankas važiuoja aplink bokštą stumdamas žmonės. Desantininkai ima šaudyti automatais į cementinį stogelį virš galvų. Vidas Maciulevičius miršta nuo rikošetavusios kulkos. Karininkas įsako kariams Ubradio zaborą išvalyti iki tvoros. Tankai ir tanketės pradeda vaikyti žmonės po teritoriją. Liudytojas mato, kaip Titas Masiulis stovi minioje iškėlęs rankas ir bando stabdyti atvažiuojantį tanką. Kariškiai Masiuliai užmuša šūvių papliūpą. Kairysis vikšras pervažiuoja per Rolando Jankausko krūtinę bei kaklą ir suplėšo vidaus organus. Jo kaušas trūksta, apdega pusė veido, sužalojimai mirtini. Vytautas Koncevičius pajunta smūgį iš apačios. Jis krenta ant žemės, nori pasikelti, bet jau negali. Koncevičius mirs po mėnesio prasikankinės ligoninėje dėl daugybinių pilvo sužalojimų kulka. Po smūgio buože 53 Apolinaras Pavilaitis, žengdamas atgal, užkliudo karininką, kuris jį nušauna serija iš automato. Karininkas šauna į beginklių žmonių pusę, Vytautui Vaitkui iš burnos ima bėgti kraujas. Jis miršta dėl plaučių ir širdies šautinių sužeidimų. Čia armija išvaduotoja, kanibalai.
Kariškis serija iš automato peršauna studento Dariaus Gerbutavičiaus kojas, rankas, plaučius ir Gerbutavičius negyvas pakimba ant tvoros. Policija. Daug ratukas. Reanimacija šitą įprovoja, bet iš tanko, jeigu tiesiai šovai, gali būti taip, kad plaučių sutrenkimas ir galvos kontuzija. Taip, jis rimtai labai sužeistas. Rimta trauma. O čia kas čia gali būti? Pėdelė. Oi. Nu ką, beveik nutraukta koja, kas čia gali būti. Bet čia šautinė. Pagulėk, padėk galvelę, pagulėk. O, šitą operacinę. Žodžiu, vandalai ten. Mes nesitikėjom, gerai šaudo, bet... Iš bokšto 3-ojo aukšto virve nusileidžia du gynėjai. Kareiviai juos paleidžia automato serijas trasuojančiomis kulkomis. Apie pašinkopo, ten stiklai biški biuro. Tai pastebėjau mane ir tada pradėjau šaudyti. 2 kartus šovė, vieną kartą nepataikė, antrą pataikė. Ligoninėje miršta prie bokšto pašautas 24 Rimantas Juknevičius. Kas jaučiate tokią pareigą, atlikite išpažintį, aš jūs išrišu iš visų cenzūrų ir nuodėmių, vardan Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Čia klausia, ko mes bijom. Iš vakarų vyriausybių mes laukiame vyriškumo. Vakarų vyriausybių vadai turėtų paskambinti prezidentui Gorbačiovui raudonąją telefono liniją ir pasakyti jam pačius griežčiausius reikalavimus. Šalin rankas nuo Lietuvos. Nei Jazovas, nei Kriučkovas, nei Gorbačiovas už žudynės atsakomybės neprisiims. I was informed only early in the morning. It seems nobody knew about it. We discussed it afterwards. Paskutinės radio pelengo duomenim mašinas grįžta atgal į šiaurės miestelį. Nuo bokšto pajudėjo tankai ir šarvuočiai. Buvo užklausimas iš šiaurinio miestelio, pažiūrėk, ar po tavo ratais nėra žmonių. Pažiūrėk, ar po tavo ratais nėra žmonių, buvo užklausimas. Ir paskui buvo komanda važiuoti atgal į miestelį. Tėtė buvo. Aš išėjau prie bokšto, senoje manęs ieškoti nebegrįžau. A tu dabar čia radai? Suvažinėti. Tanko? Pavirkuoja čia pravažinėti. Alfos kariai paryčiais išvyksta iš bokšto. Jie skambina Lietuvos KGB darbuotojui ir prašo atvežti degtinės. Auskarą pametusi moteris apie 8 valandą atvažiuoja prie bokšto jo ieškoti. Prie tvoros stovintys kareiviai jos artyn neprileidžia. Teritoriją akylai stebi draugovininkai iš geležinkelių ir oro uosto. Jiems buvo paaiškinta, kad čia sprendžiamas tarybų valdžios likimas. Kad pateisintų praveikštas, draugovininkai nurodys, jog buvo karinėse pratybose. Desantininkai tikins, kad juos buvo šaudoma trasuojančiamis kulkomis nuo namo priešais bokštą. Teisėsaugininkai apžiūrėjo netoli bokšto esančių namų stogus, persijojo sniegą, tačiau šaudimo pėdsakų ir tutelių nerado. Po Vilniaus žudynių desantininkų ginklai buvo nurašyti. Balistinės ekspertizės nebuvo atliekamos. 8-osios kuopos 3-ojo būrio vado pavaduotojas seržantas tvirtina, kad operacijos metu civilių rankose nematė nei ginklų, nei peilių, nei kitų daiktų. Tačiau jam kažkas aštrių daiktų perdurė dešiniosios rankos mažąjį pirštelį. Televizijos bokšto šturmo metu sovietų kariškiai tyčia nužudė 12 civilių, sunkiai sužalojo 23, nesunkiai sužalojo 290 ir nežymiai sužalojo 250 civilių.